kas sveiki chebrytė, ir vėl mes, tikiuosi dar nespėjom atsibost. Žodžiu, šiandien esame atvykę vėl prie savo sandėlio, tik dabar su misija dailylentės. Tai žodžiu, šiandieną montuojamės langus, pabiški apsižiūrinėjom, ko čia mums reikės. Šis video bus žmonėm, tiems, kuriems aktualu dabar, gal dailylentės ateina pavasaris, gal norėsit savo kokį sodo namelį apsikalt dailylentėm, bet nežinot nuo ko pradėti. Tai pasižiūrėję šį video, manau, susidarysit bendrą vaizdą, nuo ko čia viskas prasideda. Papasakosim, kokius įrankius naudojam, kaip atpjaunam, kaip prišaunam ar prisukam. Žodžiu, kaip jau pastebėjau, didžiausias susidomėjimas buvo apie būtent karkasą. Peržiūrėt daugiausiai kartų video, kur buvo apie mūsų grinai šito pastatėlio konstruktyvą, kaip mes rinkom, kaip mes pjojom. Tai žodžiu, matau giliai širdį, visi norit būti karkasiukais. Tai žodžiu, čia ir buvo mintis, kad nuo pradžių pradėti jums kažką parodyti, bet ne pradėti nuo sudėtingų dalykų. Norėjau tiesiog nuo pradžių iki galo parodyti, kaip mes surinkom šitą pastatuką. Tuo pačiu pamatėt mūsų darbo kultūrą, pamatėt, iš kokio mes molio drėbti esam. Na, o toliau jau parodysim įdomesnių projektų, kaip tik sezonas įsibėgėja. Tai žodžiu, susitiksim dar ne vienam projekte. Na, o dabar einam prie šito. Einam dėt geltonų dailylenčių. Ar esat matę geltonai pilką statinį kas nors? Na, keistai atrodys. Jau noriu dabar pamatyti. Žodžiu, apsipjaustėm langus. Dabar parodysiu iš arčiau. Čia yra žmonių komentuojančių, kad ne taip darom, čia nereikia lenkti plevelės į langų pusę. Žodžiu, darykit kaip jūs darot, mes darysim kaip mums atrodo teisingai. Dabar apsipjaustome skylės. Žodžiu, susitvarkysim plevelės. Reikia ant langų rėmų susiklijuoti tarpinės. Tai mūsų dailylentės. Įdomi tokia spalvytė, geltona. Judam. Turiu. Ką tik sakei šalta, tai davai pajudėk dabar. Sušilauju. Vieną langą įgrūdom į savo vietą. Tai va galiu papasakot, kaip montuojam mes. Galbūt kada nors ir jum pravers. Keli patarimai. Tai va, žodžiu, langas vis tiek montuojamas pagal sieną. Siena ten, jeigu turi, sakykime, pavirtimą ar ten gegnę pasikreipusią milimetrą 2, tai tiesiog reikia nekreipti dėmesio, dėti pagal sieną. Va tokius palengvinimus prisisukam prie sienos, kad iš vidaus keliant lango rėmą tiesiog neišvirstų į lauką. Tada užsikylinam visur, pasistatom pagal gulščiuką, pagal horizontalę, vertikalę. Tada įsidedam varčią atgal, pasižiūrim, ar gerai darinėjasi, pasidarom reviziją. Ir kai užsitvirtinam langą, va šitos tada galima pašalinti. Galės neštis įdėti prie kito lango. Tas langas yra pritvirtintas, jis neišvirs. Rodysiu, kaip aš ją susiklijuoju. Tai va dabar susiklijuosim čia tarpinės apačioj, tada susimontuosim palangę ir tada jau kai bus visur čia, kaip kalbėjau, makaronai, ant galo iš vidaus užpūsim makrofleksą. Galim paeiti arčiau lango pažiūrėti, kaip atrodo suklijuotos juostos. Papasakosiu, kaip nedaryti.
ir kaip daug daro meistrų, kad aplenkt laiką, daro pardavimui, žodžiu, negalvoja apie kokybę. Va dabar einam prie lango ir padiskutuosim. Pavyzdžiui, vat šita vieta, plėvelė, šita plėvelė išorinė su priešveinė. Vat matot, mes čia sujungiam, suklijuojam, tada ant viršaus dedam makaroną, kad šitą juostą neatsiklijuotų. Čia prišaudom skobam, kad ji neatšoktų. Niekada nedarom fasado, kol neturim langų, nes matau daugybę ir pas kitus meistrus video giriasi, kaip gerai daro, bet kai pasižiūri langų darbų eiliškumą, tai matosi, kad nieko ten gero. Nu ką, prieš porą dienų turėjom pavasarį, šiandien turime žiemą. Pradėsiu karpyti apatinę cokolio detalę. Va dabar parodysiu, kaip sukarpau išorinį kampą. Dabar montuosiu šitą detalę čia prie vartų angokraščio. Tai versiu dviejose vietose. Čia šitą galą jau užsidariau. Dabar versiu čia ir versiu ten. Ir tą patį detalę nusisuks už kampo. Tai dabar turiu dviejose vietose susivartyti kampą. Šitą visada biškį palenkiu į apačią. Pakyla. Briaunikas formuoja. Atrodo iš arčiau mūsų sukirptas kamputis. Tai va šitoje vietoje gaunasi vientisa skarda. Ir dabar vat užsivedu kampus ir tada jau einu kraštinės. Štai ir viskas su skardelėmis. Kaip matote, čia va vidu yra ventiliavimo kanalėlis. Ten perforuota skarda pačių nuo graužikų. Tada apdailinė detalė. Išoriniai kampai. Tada šitaip. Susimontavome langus. Tokie 3 vienetai langų. 4 metrų pločio
biški buvo reikalų su jais. Pradėsiu dabar nuo šito kampo. Tai, žodžiu, užsivesiu visą pastatą ratu. Pirmą eilę pagal šniūrą nusimušiu ir paskui jau pasidarysim tokią kaip skalę ant sienų, kad einant su dailylentėm nepabėgtumėm nuo linijos. Tai dabar va tikslas apeiti visą statinį ratu. Kas tai man labai keistai čia atrodo su ta spalva. Labai keistai. Viški dar nepasirašiu normaliai vietos, tų skardų nebereiks. Nešti iš čia. Na ir saulutė išlindo. Šiandien rytą tai atsikėliau, net nustebau. Sniego pridriepto. Kaip penktadienis, taip ir išdaigų metas. Nu, staklės, žodžiu, paruoštos. Pjaustyti. Dabar pjausim pirmą lentą. Švarus pjūvis. Dabar ją reikia nešti. Žodžiu, pirmą lentą visą laiką dedam ant varžtų. Kažkaip taip esam pratę, nes po dailylentė yra skarda. Kartais nepatinka viniai šaut per skartą nusisuka, tai geriau pirmą eilę už tai susikabinti varžtais. Įsitikinti, ar viskas gerai. Ir tada jau galima pradėti šaudyti. Dailylenčių sukeitimą tai išbarstysim po visą sieną. Stengsimės daryti taip, kad daug lentų nesusitiktų susikirtimų vienoje vietoje. Tai tiesiog barstymo būdu. Tokias ataugas išpjaustam laiką, neleidam. Ir kaip geltonas spalvytė bus Devalt sandėlys. Įdomiai. Šiandien darbas vyksta taip. Palieka šaltą, ateinam į šitą pusę ant saulutės. Palieka karštą. Einam į vieną pusę, atsivesinam. O iš tikrųjų tai šitoj pusėje nėra kol kas nei vieno laido. Tai tiesiog montuojam. Čia va, šitoj pusėje turim vieną rozetę. Turėsim rozetę. Tai čia ateisim laidų iš viršaus. Tada šitoj pusėj turim dvi rozetės. Čia bus viena rozetė, irgi ateinam iš viršaus. Visada su laidais reikia stengtis susirasti kokią vieną, dvi, nu sakykime, jeigu ten blogiausiu atveju 3 vietas, per kurias mes skirtam priešvėjinė plėvelė, taip pat ir garo barjerą. Lygiai ta pati taisyklė galioja. Tai mes pasirinkom šitoj vietoj, kirsim su nemažai laidų ir tada išskaidysim po visą namą, nes šitoj vietoj
vidaus mes turėsim skydinę. Čia šitoj vietoj ir ateisim su visais laidais. Dar yra numatoma anoj pusėj keletas apšvietimo rozečių žieminiam girliandom ir šitoj pusėje ateis kabelis nuo saulės elektrinės. Tai ten taip pat paliksim tokį techninį kabelį, per kurį galima bus vėliau suvert. Žinoma, yra norinčių pamatyti, kaip mes jas prišaunam. Žodžiu, mes dailylentės prišaunam su išsukamais varžtais, kaip jau minėjau. Opa! Turim dailylentę. Ateinu visą laiką sukeičiam ant statramščio. Ir taip būna negrįžta adata. Turim nusimušę valinę, nes kartais paplaukėja. Tai va, mato, toks tas kalimas su giliu. Svarbiausia pasidaryti, kad nemuštų per giliai. Kartais geriau taip su plaktuku pasitaisyti, bet svarbu, kad nesuplaktų per giliai. Nes šitas šautuvas labai jautrus šakom. Jeigu pataikė šalia šakos, iškart nedamuša. Pavyzdžiui, ant šlangos jau pistoletas nejaučia, eina kiaurai su mėsom. Šaka, ne šaka. Aišku, gilį nusimažinus, ta pati problema. Ir šitie varžtai visada yra galimybė juos išsukti. Vienis šitas.